Buvo nedaug dievė, karštumas. 15 km praėjau, su pažįstamais medžiais pasišnekėjau. Jie balsu neatsako, bet aš juos jaučiu. Ir man kaip nuėma visą, pavyzdžiui, po darbo, daleiskim, nuovargį tą visą. Jie tiesiog, išsiurbia, išmanys, kas yra bloga. Ir žmonai pasakau, durnas tu seka, bet aš jaučiu pats. Jie yra mūsų draugai. Aš šneku su vandeniu. Kai po darbo grįžtu, būna kiti, kad paupė einu šitų pėsčiojų takeliu. Taigi nėra fainiau. Visi pykčiai išnyksta, visas nuoskaudos, viskas išnyksta. Kai pasakai kam nors, saka, durnius. Nesąmonė. Čia yra iš tikrųjų taip, čia yra faktas. Ir vakar apėjau pušynų vieną. Ir va dabar va hebrytė vėl atvažiuos filmuoti rudeninę filmą. Jie norės, kad tokių 10-15 km miškuose ir žmogaus bendravimas su medžiu. Tai aš pasakysiu jiem, kurie pikti medžiai, kurie geri medžiai. Tada žiemą norės dar vieną. Jie ten nori jaunimą auklėjimo ateities kartom padaryti šitą dalyką. Ir jauni vyriokai. O šiaip, netgi gėlės, žolės perduoda vienas kitam signalus. Visi yra gyvi padarai. Tik mes čia norim tapti kažkokiais viešpačiais, karaliais ir valdyti viską. Neįveiksime mes jų. O galit prisistatyti kamerą? Genadijus Komarovas. Labai malonu. Kalvis, drožėjas, akmenkalys. Jau iš kur esat? Šanykščių. Grynas anykštėnas. Ačiū. Ir gamta mano namai. Aš nuo vaikystės miške miegodavau.